Iš tikrųjų paskatino, tai daug tų skatintojų buvo vienus metus, nes klubas įsikūręs 2017 metais ir buvo tų skatintojų vis ateik, pamatysi, pamėginsi. O jie tau galvoju, tos veiklos ir taip užtektinai, jos užtenka dar kažkur eit. Bet vieną kartą tai pagalvojau, nieko vakarais neveikiu, vaikai ūgtelėja, o buvo netgi tokia idėja, kad pas mus būtent mes dirbame be trenerio, bet dirbame laisvalaikio praleidimui. Tai galima eiti sportuoti kartu su vaikais, tai buvo puikia galimybė, būtent tas sportas, kur galiu kartu laiką leisti su vaikais. Atėjau pažaisti, pasimušinėti tiesiog su vaikais, vis pradėjo kviesti padalyvauti kartu varžybose, trūko žmonių, pradėjau žaisti, žiūriu, kad visai smagu. Tai tiesiog puikus sportas, puikus laisvalaikis, puikia bendruomenė, žmonės labai nuotaikingi, vieni kitus palaiko, tiesiog judesys yra gyvenimo variklis, tuo pačiu ir badmintonas. Pradėti žaisti badmintoną? Tikriausiai žmonės turėtų pagalvoti, kas man iš tikrųjų, čia mano toks patarimas, kad kas man nesiseka arba kur aš galiu save tobulinti. Tai save tobulinti reikia ne toje šakoje arba ne toje veikloje, kuri yra tau patogi, bet toje, kuri tau nepatogi. Iš tikrųjų, badmintonas yra, kaip ir matote, labai didelė bendruomenė, labai didelis žmonių skaičius, kurie visi skirtingi, visi turi savo iššūkių, visi turi savo norų, turi minčių. Pažinčių kratinys ir čia gali atrasti ir savybių nereikia, reikia paprasčiausiai noro ir pagalvoti, žiūrėk, man darbe taip gerai sekasi, bet čia man tikriausiai nepasiseks, bet aš galiu, aš noriu. Čia yra valios ir užsispyrimo sportas, sakyčiau. Tiesiog varžybose dalyvauti reikia išdrįsti. Man tai pačiam irgi buvo, kad aš iš pradžių nedrįsau dalyvauti varžybose, bet nuvažiavau į Prienus žaisti vienetus ir tiesiog aš ten paėmiau pirmą vietą, netikėdamas net savim. Taip, tai puikiai buvo pradžia mano.
ir įkvėpimas atsirado, ir pasitikėjimas savim, ir nuotaika, ir užtat aš ir čia. Toliau dalyvaujat, tai tas pirmasis nesėkmės nesugadino norą žaisti. Ne, iš tikrųjų nesugadino, kaip tik toks azartas atsiranda ir kai matai savo klaidas ir matai, kad tikrai daug trūksta, pasižiūrėjus į kitus varžovus, matai, kad gali tobulinti žaidimą ir taip vėl atsikeli ir vėl nori eiti papildomai į treniruotės ir stengtis. Atsipalaiduokit, pačiupkit raketę ir judesiai, viskas ateis savaime. Iš tiesų labai džiaugiuosi jūsų klubo vadovu, jo nuoširdumu, jo rūpinimusi visų badmintono bendruomenė. Aš turiu galvoje ir svečiais, kurie čia dalyvauja. Tiesiog ypatingas dėmesys atrodo tau asmeniškai. Tai noriu padėkoti Mantui ir palinkėti jam to geriausios kloties. Aš iš tikrųjų palinkėčiau bendrystės, bendradarbiauti su kitais klubais, toliau tęsti tai, ką dabar atlieka šitas klubas, kadangi manau, kad kartais trūksta kitose klubuose tokio įsitraukimo, organizuotumo, tuo pačiu, kaip matom, yra tokia, kaip jaučiam, kaip kokia šventė čia yra ir tiesiog, kad ir kiti sektų būtent Invictus pavyzdžiui. Čia yra veikla, kuri neša malonumą ir gerą emociją. Tai aš palinkėčiau jiems iš tikrųjų taip ir toliau nešti ir suteikti geras emocijas žmonėm. Padaryti taip, kad aplink juos rinktųsi vien tik tai geri, vien tik tai įdomus. Aš visada sakau aštrus žmonės, kurie galėtų kelti badmintono vadinamąjį vardą.